Va dabar prasideda. Užeikite. Meno kūrinys. Koketuojanti žirafa. Laiptinė panaši į didžiulio gyvio vidų. Keitė turbūt tuščios vietos. Negu Romoj prie Koliziejaus. 339 viena naktis. Ją norėjo paversti mečetę. Čia kažkoks man kosmosas, labai dideli kontrastai. Balkonų turėklai primena jūržolės. Labai įspūdinga Barselona, man labai patinka. Thank you. Tadam. O čia tai kelionė. Va dabar prasideda. Ten 3 mašinos priekį, jisai jau pypina, kad nevažiuoja. Kas ten per palapinių? Žiūrėk, koks turgus. O tai tau turgai rūpi? Barselonai atvažiavus? Turgai man labiau didžiausia pramoga man vaikystėje buvo turgus. Gyvenimas vyksta. Tave užleidžiu. Gracias. Gal namai bus tvarkingi. Tai nuo bendrabučio. Užeikite. Mes susitvarkę. Tada. Susitvarkę jūs, svečių laukiat? Tai aišku, lyginu šitą divanuką ilgai. Tikit, pažiūrėkit, koks vaizdas pro langą pas mus. Štai koks mūsų balkonas, koks vaizdas pro langą, koks kiemelis trikampis ir mūsų apartamentai. Tai yra hostelis, bet atskiras kambarys, tačiau dušas ir tualetai bendri. Kainavo už 5 naktis 500 eurų. Kambarį kriauklytė, kaip Barcelonoje, tai labai geras, nebrangus ir labai geroje vietoje. Oho, tai kada jis čia padarytas, čia labai modernus. Eiktų čia nieko, o čia vandens jiem negaila, ne? Čia matai jau ne fontanas, jau čia meno kūrinys. Be jo jisai neatrodytų normaliai. Pablo Picasso monumentas. Tai stiklinis kubas kvadratinio tvenkinio viduryje. Kubo sienelėmis teka vanduo, o viduryje yra tipinė 20 amžiaus pradžios sofa su metaliniais ją pervėrusiais strypais. Taip pat viduje matyti baltos paklodės su Pablo Picasso žodžiais. Paveikslų kambario nepapuoši, tai tik savigynos arba puolimo įrankis. Šioje vietoje 18 amžiaus pradžioje buvo pastatyta didžiulė tvirtovė citadelė, kuris užėmė 100 hektarų. Buvo nugriauta 1200 namų, kuriuose gyveno žvejai ir jūrininkai. Daug vėliau, jau 19 amžiaus viduryje, tvirtovė buvo nugriauta ir šioje vietoje buvo sugalvota įrengti parką 30 hektarų plote. Dabar šitame parke veikia zoologijos sodas, prisodinta daugybė įvairiausių augalų ir pristatyta skulptūrų. Link Triumfo arkos su dviračiais. Gatvė, kuria dabar važiuojame, link Triumfo arkos, buvo nutiesta ruošiantis 1888 metų Expo pasauliniai parodai. Prieš parodą Barselonos valdžia ilgai svarstė, kokius gi įmantrius parodos vartus pastatyti ir taip nustebinti pasaulį.
Į Barseloną buvo atvykęs Gustavas Eifelis ir jis pasiūlęs čia pastatyti modernų metalinį bokštą. Bet miesto valdžia, pamačiusi maketą, nusprendė, kad tai bus negražu ir neestetiška, o projektą įgyvendinti bus be galo brangu. Tad ši idėja buvo atmesta ir nuspręsta pastatyti Triumfo arką su Ispanijos simbolika. O jau kitąmet Expo pasaulinė paroda turėjo vykti Paryžiuje ir kiek pakeistas inžinieriaus Eifelio bokštas buvo pastatytas Paryžiuje. Jis ir dabar yra didžiausia pelną nešantis valstybinio turizmo objektas pasaulyje. Čia yra žemėlapis Barselonos. Tai kur mes gyvenam? Tai mes čia kažkur, nes Citadelės parkas, va ten net. Ne Turbūt, ten, jo dar čia nėra, matai. Šviestuvai kokie, skaičiau irgi apie juos. Kažkiek Edinburgą dabar primena, bet įspūdingas. Kaita. Kai gyvas. Kaip tu saugo, kokia didelė. Kad čia gražesnė nei Romoje tie. Aišku, čia naujesnė, bet... Negu Romoje prie Koliziejaus? Nu jo, čia naujesnė. No sabemos ni por qué, porque el amor se está muriéndonos tras un cortón de aquel café. Y yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome, tantas ganas de quedarme así abrazándote y parar aquel momento cada vez que tú te ibas. Y yo quería, sí quería, y yo quería cambiar el mundo, pero el mundo estaba de tantas ganas de escarbar dentro de tu alma. Y yo quería tenerte sola y que fueras para siempre mía. Y yo quería, sí quería. Kitaip nei kitose šalyse, Barselonoje Triumfo arka buvo pastatyta ne pergaliai ar užkariavimui paminėti, o kaip mokslo, kultūros ir ekonominės raidos simbolis. Pro Triumfo arką lankytojai galėjo patekti į parodą. Taigi šiandien mes išsinuomavome dviračius ir pasivažinėsime plačiomis Barselonos gatvėmis, ieškodami Antoni Gaudi ir kitų architektų sukurtų šedevrų, kurie yra išsibarstę po Barseloną. Ir važiuojam pažiūrėti koridos. Jo. Wow, sombra korida. Eik, tai įspūdingai atrodo. Aha. Koliziejus. Arena pastatyta 1914 metais ir iki 2011 metų rugsėjo 25-osios joje vykdavo korida. Nors Ispanija garsi kovomis su buliais, sunku patikėti, jog Katalonijoje korida buvo uždrausta. Arena Monumental yra neogotikinio ir mudejarų Ispanijos maurų stiliaus, puošta balta ir mėlyna mozaika. Joje sutilpdavo beveik 20 000 žiūrovų. Čia vykdavo ne tik korida, bet ir muzikiniai koncertai. 1965 metais koncertavo žymūs bitlai
Katalonijoje uždraudus koridą iš pradžių manyta, kad aikštė bus pritaikyta koncertams rengti, nes šeima, kuriai priklauso ši arena, valdo kelias koncertų ir kino sales. 2014 metais Kataro emiras norėjo statinį įsigyti už 2,2 milijardo eurų ir paversti didžiausią Europoje ir trečia pagal dydį pasaulyje mečetę. Nesistebiu, kad ją norėjo paversti mečetę, nes viršuje matome apskritime Dovydo žvaigždę, o pačioje matome musulmonišką aštuonkampę žvaigždę. Ir nors Barselonoje, vieninteliame iš Ispanijos didžiųjų miestų, su per 50 000 musulmonų bendruomenė vis dar neturi tikros mečetės, šis sandėris sužlugo. Dabar čia įsikūręs Koridos muziejus. Štai perlas Barselonos. Čia pat matosi. Da saulės apšviesta dabar. Labai gražiai. Teradesų šeimos namas. Projektą savo seserims užsakė vienas turtingas tekstilininkas. Iš pradžių planuota kiekvienai seseriai ant trikampio žemės sklypo pastatyti po atskirą namą, bet 3 namai ant trikampio žemės sklypo, todėl architektas sujungė tuos namus į vieną bloką, bet taip dailiai, jog jie atrodo tarsi pilis. Pastatas šešiakampis ir ant kiekvieno kampo stūkso po bokštą. Gal todėl miestiečiai praminė jį spygliuotu namu. Kiekviena namo siena yra šiek tiek kitokia ir stilistiškai skiriasi nuo greta esančios. Tiek vidus, tiek išorė puošti vitražais, lipdiniais, skulptūromis, piešiniais ir spalvota keramika. Jame daug užšifruotų simbolių. Monumentas koketuojanti žirafa. Kokiu tikslu pastatyta ir ką architektas norėjo tuo pasakyti, nežinau. Uodega ant kojos užsimetus. Seiracho šeimos namai. Namą suprojektavo rašytojas ir architektas Manuelis Seirachas, tačiau projektą patvirtino kitas architektas, nes Seirach studijavo architektūrą, bet diplomo taip ir negavo. Projektą užsakė Seiracho tėvas, todėl namo vidų patikėta kurti sūnui. Visa vidinė erdvė labai originali. Iš išorės namas nėra labai įspūdingas. Į akis krenta banguotos formos, aptakus bokštelis ir grekščios, nors ir masyvios kolonos. Laiptinė panaši į didžiulio gyvio vidų. Kolona kaip kaulai, lubų skliautai primena didžiulius šonkaulius. Kiti skliautai pravertas žuvies žiaunas. Name daug jūros motyvų, jūrų žvaigždžių, kriauklių, kurių viduje esančios lemputės atrodo kaip perlai, jūrų, ežių, kiautų ir medūzų. O, nenufilmavau tavęs išeinant. Eik tu savo. Žiauriai, žiauriai. Nu, aš nieko panašaus nematęs. Jau daugiau nei 100 metų šioje miesto dalyje gyvena tik pasiturintys gyventojai. Butai čia erdvūs, užima daugiau nei 100 kvadratinių metrų. Su aukštomis lubomis, daugybė balkonų, o 1 kvadratinio metro kaina vidutiniškai yra 4,5–5 tūkstančiai eurų. Iš išorės galbūt eiliniai atrodantis, bet viduj neeiliniai įrengtas. Tokio unikalaus dizaino. Tai Vicencų šeimos namas, pirmasis Antoni Gaudi užsakymas. Beje, tai vienas pirmųjų modernistinio stiliaus pastatų Barselonoje. Projektą užsakė keramikos fabriko savininkas Manuelis Vicensas.
Tai nebuvo eilinis gyvenamasis namas, jis kartu buvo ir savininko gaminamų keramikinių plytelių ir glazūruotų čerpių reklama. Labai patogu. Iš karto ateidavai prie namo ir galėdavai išsirinkti plyteles, kokias tu nori savo namams. Štai neįkėto pastato gatvėje stovi. Renkuosi jau. Vargšė Žiūrau, gal Goldie išmestos. Fanny. Gal išmestos Tai čia galvoju, tai jo sienos jau pasiimsiu. Keitė turbūt va, tuščios vietos, keičia, dės kitas. Jo. Tai aš pasiimsiu, nu vis tiek, aš žinau, Kas darysi savo? nu kas Namie. jau liko, Nereikia. man tiks, nu. Tai ne tik, kad mašinom atskira trasa, vienpusis eismas, bet dar ir gatvė ir dviračiam. Su vėjeliu riedam. 5 žvaigždučių viešbutis dabar. Kiek kambarys kainuoja? 339 viena naktis. Anksčiau šioje vietoje stovėjo šokolado fabrikas, bet jį nupirko ir nusprendė perstatyti iš Maljorkos atvykęs aristokratas. Pastatas pastatytas 1910 metais. Iš išorės jis atrodo labai kukliai, kas jam nebūdinga. Beje, vienintelė šiam architektui būdinga detalė – cilindro formos bokštelis. Pastatas atrodo kukliai tik iš išorės, tačiau jo statybai naudotos medžiagos tuomet buvo brangiausios Barselonoje. Projektą, norėdamas padaryti dovaną mylimai žmonai, užsakė aristokratas Fosteris. Deja, jie čia gyveno neilgai, vos 10-metį. Tai buvo vienos populiariausių aukštuomenės susitikimų ir pasilinksminimo vietų. 1962 metais pastatą įsigijo viena elektros tiekimo kompanija. Jie rengėsi namą nugriauti ir pastatyti dangoraižį. Po miestiečių protestų namą pavyko išsaugoti. Galima sakyti, kad tai paskutinis Antoni Gaudi visuomeninis projektas, nes baigęs jį, jis visą laiką skyrė tik Šventos šeimynos bažnyčiai. Namo projektą užsakė turtingi pramonininkai Mila šeima. Architektas sumanė čia pavaizduoti Viduržemio jūrą, tikslias bangas, užliejančias Barselonos šaligatvį ir čia pat suakmenėjusias. Geriau įsižiūrėję pastebėsite, kad name nėra nei vieno stataus kampo. Viskas aptaku ir banguota, balkonų turėklai primena jūržolės. Ant stogo terasos vasarą vyksta koncertai. Antoni Gaudi šiame name pirmas architektūros istorijoje įrengė požeminę automobilių aikštelę ir netgi 6 šviesos šulinius. Per juos patekdavo saulės spinduliai, be to netgi tarnų kambariai turėjo langus. Tai buvo neregėta naujovė. Pastatas banguotų formų ne tik iš išorės, bet ir viduje. Architektas net buvo sukūręs specialius baldus. Deja, projekto užsakovai nesutiko, kad jie būtų gaminami. Savininkams namas apskritai nepatiko ir jie jame gyveno labai trumpai. Vėliau nutarė jį perdaryti į daugiabutį ir išnuomoti. Namas nepatiko ir barseloniečiams. Tad greitai jis buvo pašaipiai pavadintas akmens skaldykla. Dabar namas priklauso vienam Katalonijos bankui. Keli butai nuomojami, kitose patalpose įrengti biurai. Viršutiniame aukšte muziejus. Čia galima susipažinti, kaip 20-ojo amžiaus pradžioje gyveno Barselonos buržuazija. Čia taip mokėjimas išreikšti. Nesąmonė pridaryta, čia taip natūraliai gražiai padaryta. Aš retai žaviuosi architektūrą, dažniausiai šlykščiuosi, bet čia yra genijus. Aš jau viską. Čia 3 Mišelinus jam duodu. Kalvet šeimos namas. Pastate vyrauja neogotikos ir baroko stiliai.
Namas pastatytas turtingam tekstilės pramonininkui. Virš pagrindinių durų pažymėta pirmoji užsakovo pavardės raidė. Viršutinė kolonų dalis primena siūlų rites. Čia pat pavaizduoti ir vilnamedžio žiedai. Visa tai simbolizuoja šios šeimos verslą. Kad ir kaip bebūtų keista, iš visų A. Gaudi pastatų miesto valdžia įvertino tik šį architekto darbą. Ir 1900 metais išrinko šį namą Barselonos metų namu. Šiuo metu namas privati nuosavybė ir lankyti negalima. Eik tu sau. Bet įdomu, čia gal butai kokie? Labiausiai čia? Dainai, nes bus spėjus nueiti atidarys. Namas laimėjęs metų titulą, vien dėl belstukų vertas to. Tokių, kai stuktel, tai visi kaimynai išeitų. Dabar jau galima eiti. Dabar jau bėgti reikia. Nesmarkiai bėgam, ką? Nesmarkiai. Ir nesmarkiai ten ateidinė. Čia šita visa minė susirinkę grinai dėl šito Audi projektuoto pastato. Kaso Batlo. Ir čia lankyti jį galima, bet sakau, labai brangus bilietai buvo iš šitus. Nu, 2,5 žmogui. Kai tau. Vienas iš įspūdingiausių ir įžymiausių Antoni Gaudi darbų. Namas pastatytas 1877 metais. Gaudi pastatė fasadą, viduje padarė šviesos šulinį, taip į visus namo kambarius patekdavo natūrali šviesa. Langai puošti spalvotais vitražais, o namo išorėje, lygiai kaip ir viduje, gausu įvairiaspalvių keramikinių plytelių. Žmonės šį namą pavadino kaulų namu. Nu, čia būtų darbo. Jisai tokius moka visokius užsekti. Iš tratukų. Ir čia aš. Čia tu prie jo. Ką tai čia veiki? Kokiais keliais? Kokiais keliais atvykome pažiūrėti garsaus architekto Antoni Gaudi darbų. Jau visus pamatėm, kokius buvo įmanoma. Nu ir kiti architektai. Švis labai įspūdinga Barselona, man labai patinka. O šis pastatas priklauso šokolado magnatui Amatleriui, kuris Katalonijoje įkūrė pirmąjį šokolado fabriką. Čia namas irgi gražus, bet prie jo nieko nėra, nes jį užgožia Gaudi darbas. Ir jis yra unikalus, pripažinstu. Šitas namas ant kampo vadinasi Liūtas ir Šilkmedis. Šilkmedžiai ant namo atsirado neatsitiktinai, juk užsakovas Franceskos Morenos pavardė reiškia ne ką kitą, o šilkmedį. Pirmo aukšto arkas laiko rožinės kolonos su gėlių motyvais. Ketvirto aukšto balkonai puošti mūzomis, laikančiomis technikos pasiekimų simbolių – elektros lemputę, telefoną, fotoaparatą ir patefoną. Ir jūs čia? Labai didelis kontrastas tarp to, ką žmogus padarė savo gyvenime, kiek padarė ir koks jis genijus buvo. Tikrai galiu pasakyti, genijus buvo. Ir kaip jis mirė,
Jį partrenkė tramvajus. Ir jo nieks net pažino, jis buvo prastais rūbais rengėsi. Ir jį palaikė už Valkatą ir palaidojo Valkatų kapinėse. Tai čia žiauriai didelis kontrastas. Dabar į jo pastatus įėjimai po 25 eurų žmogui. Atsiprašom, 30. Dar daugiau. Čia kažkoks man kosmosas, labai dideli kontrastai. Einame naktinę Barselonos gatve. Visai kitą charakterį įgyja gatvelės su tokiais autentiškais žibintais, autentiškom sienom. Apšvietime visai kitaip atrodo. Kitos detalės įsiryškina. Va, iš tos tamsios gatvelės vaizdas į suvenyrų parduotuvę. Ispanai sugeba stebinti savo tokiu erdviu, tokiu dizainu, blizgančiais paviršiais, sterilumu. Aš toksai komentatorius, kaip tam anekdote, čio vyžų to pajų. Toksai, ne ten pasidomėjęs, pasiskaitęs, bet gražu. Nu ir čia gražu. O, labai gražu. Ir tas pats per tą patį. Nu, gražiai čia. Kadangi naktis, tai nusprendėm, kad pats geriausias laikas apsilankyti tam rajone ir pasivaikščioti tose gatvėse, kur buvo įsikūręs ir viešnamis. Ir va šitame name būtent išlikęs netgi ženklas. Šitie namai, viešnamiai turėjo būti ženklinti va tokiom galvom. Visas namas privalėjo būti dažytas raudona spalva. Namo numeris turėjo būti pažymėtas didesniais skaičiais nei įprasta. Kad praeiviai nesupainiotų šios vietos su kokia vaistinė ar nakvynės namais. Viešnamiai tais laikais buvo legalios ir oficialios įstaigos. Be to, kiekviena moteris, jei tik to norėdavo, galėjo užsiimti prostituciją ir savo namuose. Norint tapti laisvo elgesio moterimi, reikėdavo gauti vyro leidimą, jei moteris ištekėjusi, būti 20 metų amžiaus ir kreiptis į miesto tarybą, kad išduotų veiklos leidimą. Be kita ko, valdžia reikalavo, kad visos prostitutės nuolat tikrintųsi pas medikus, nedirbtų didžiąją savaitę prieš Velykas ir per devintines. Menininkų gatvė. Kai tu tiesiai žiūri, atrodo, kad nelabai gražus, bet į kamerą, kai sumažytas, labai gražus. Tu savo kiaušiniai. Kai tau. Apsipirkus ponia firminiai parduotuvė išeina. Kaip jausmas? Apiplėšimo jausmas. Apiplėšta jau. Apiplėšta, bet žinojau, kad taip bus.